Viduržemio jūros dieta. Visi apie ją kalba. Ji vadinama kone sveikiausia pasaulyje. Bet ar už šio spindinčio fasado neslypi svorio metimo apgaulė, panagrinėkime tai atidžiau. Taigi štai pagrindinis klausimas, į kurį šiandien ieškosime atsakymo. Ar ši visų išgirta dieta, kai kalba pasisuka apie kilogramus, tėra mitas? Pasiruoškite, nes faktai gali šiek tiek nustebinti. Gerai trumpai perbėkime. Ką šiandien aptarsime, pradėsime nuo pačios dietos esmės. Kas tai per gausos dieta? Tada faktai ir skaičiai, ką sako mokslas apie svorio metimą. Panagrinėsime paslaptinguosius polifenolius. Atskleisime, kodėl sveikas maistas gali būti kaloringas melas ir galiausiai aiškus verdiktas. Pradedam. Gerai, pirmas skyrius – gausos dieta. Kasgi iš tikrųjų slepiasi po šiuo pavadinimu? Tai kasgi yra ta viduržemio jūros dieta, svarbiausia suprasti. Nėra kažkokia griežta programa su taisyklėmis nuo iki, ne tai labiau mitybos būdas. Gyvenimo stilius būdingas toms šalims aplink viduržemio jūrą, visas akcentas į natūralų, kuo mažiau apdorotą maistą. Lankstumas čia yra raktas. Pažvelkime į lėkštę. Kas joje? Daug daržovių, vaisių, pilno grūdo produktų ir ankštinių. Žinoma, žuvis ir tas garsusis alyvuogių aliejus. O kuo mažiau? Raudoną mėsą paliekame ypatingoms progoms – paukštieną, kiaušinius, pieno produktus saikingai, o svarbiausia – atsisveikiname su perdirbtais produktais ir visokiais nesveikais užkandžiais. Judam toliau, antroji dalis. Pažiūrėkim, kaip visa tai veikia praktiškai. Svorio metimo įrodymai, kągi sako mokslas. Moksliniai tyrimai čia piešia tikrai įdomų vaizdą. Pavyzdžiui, viena didelė metaanalizė parodė, kad per metus viduržemio jūros dieta padėjo numesti daugiau svorio nei populiarioji mažai riebalų turinti dieta. O kaip su mažai angliavandenių turinčia dieta? Na, čia rezultatai buvo labai panašus, sakytum lygiosios. Skamba neblogai, tiesa, atrodo viskas aišku, bet palaukite, yra viena ypatingai svarbi detalė, kurią dažnai praleidžiame pro akis ir ji keičia viską. Štai ir atsakymas. Visi tie puikūs rezultatai tyrimuose buvo pasiekti ne šiaip sau. Dieta buvo efektyviausia, kai žmonės kartu mažino ir bendrą kalorijų skaičių, o pridėjus fizinį aktyvumą, rezultatai dar geresni. Iš esmės visas triukas slypi tame, kad ši dieta padeda jaustis sočiai. Valgant tokį maistą, tiesiog mažiau norisi tų saldumynų ar traškučių. Tai ne magija, o paprasčiausias sotumo jausmas. Gerai, trečias skyrius – polifenolio mįslė. Pabandykime atrasti tą slaptąjį ingredientą. Tikriausiai ne kartą girdėjote apie polifenolius. Tai tokie augaliniai junginiai, kurių pilna alyvuogių aliejuje, daržovėse, netgi raudoname vyne. Kyla klausimas, galbūt tai ir yra tas stebuklingas elementas, kuris tirpdo kilogramus. Ir tiesą sakant, polifenoliai yra tikri galiūnai. Jie veikia kaip antioksidantai, saugo mūsų ląsteles, mažina uždegiminius procesus, gerina virškinimą. Yra netgi duomenų, kad jie gali padėti deginti tam tikrus riebalus ir, kas svarbu, padidina sotumo jausmą. Jų nauda sveikatai tiesiog milžiniška. Bet ir čia yra didelis bet. Kai kalbame apie svorio metimą, tiesioginių įrodymų, kad vien tik patys polifenoliai degina riebalus ir mažina svorį, tų įrodymų stebėtinai mažai. Taip, jie yra sveikos mitybos dalis, be jokių abejonių, bet ne jie yra tas pagrindinis svorio metimo variklis. Ketvirtoji dalis. O dabar apie kaloringąjį melą, apie tą klaidingą įsitikinimą, kuris gali viską sugadinti. Ši citata iš knygos Dietų melai ir svorio metimo tiesos viską sustato į vietas. Citata. Jei suvartojate daugiau kalorijų nei sudeginate, tikėtina, kad priaugsite svorio. Viskas paprasta ir negailestinga fizika – energijos balansas. Ir štai čia pasirodo didžiausi spąstai. Pagalvokime – alyvuogių aliejus, riešutai, kiti sveiki riebalai. Visi šie produktai yra viduržemio jūros dietos šerdys. Ir jie neįtikėtinai sveiki, bet tuo pačiu jie yra labai kaloringi. Tas dietos lankstumas, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip didžiulis pliusas, gali virsti problema, ypač tiems, kuriems sunkiau sekasi kontroliuoti porcijų dydį.
Galima valgyti patį sveikiausią maistą pasaulyje, bet jei jo bus per daug, svoris augs ir taškas. Na ir pagaliau priėjome prie 5 dalies – subalansuotas verdiktas. Apibendrinkime viską. Ir pažiūrėkime, kaip padaryti, kad ši dieta tikrai veiktų. Taigi, koks galutinis verdiktas? Ogi toks. Viduržemio jūros dieta yra tiesiog fantastiškas pamatas gerai sveikatai, bet tai nėra automatinis bilietas į lieknesnį kūną. Tai puikus įrankis, tik reikia žinoti, kaip juo naudotis. Gerai, tai kokios tos tikrosios sėkmės taisyklės? Pirma, rinkitės natūralų, neperdirbtą maistą. Daržovės, liesi baltymai, geri riebalai – tai pagrindas. Antra, galvokite apie sotumą. Valgykite tai, kas ilgam užkemša skrandį gerąja prasme. Trečia, ir tai labai svarbu, stebėkite porcijas, ypač tų kaloringų produktų, kaip aliejus ar riešutai. Ir ketvirta, svarbiausia taisyklė, kuri galioja visada. Kalorijos vis dar svarbios. Energijos balansas yra nekvestionuojama sąlyga, norint numesti svorio. Ir pabaigai norisi palikti vieną mintį apmąstymui. Galbūt geriausia dieta yra ne ta, kuri pilna griežtų taisyklių. Gal geriausia ta, kuri moko atrasti pusiausvyrą. tą subtilę pusiausvyrą tarp maisto kokybės, porcijos dydžio ir bendro kalorijų kiekio.